rytas. Reikia pažiūrėti, kiek valandų. 8, gerai. Gal dar nusimušiu, jeigu mama neateina manęs dar pažadinti. Nusimušiu, nieko čia tokio. Nejaugi, tai dar jis miega. Kelkis, dukrelė. Oi. Atleiskit už tokį nesusipratimą. Kelkis, jau yra po 8:15. Okei. Apsirenk, susitvarkyk ir tada sutiksim prie pusryčių stalo. Aha, gerai. Davai. Ką jau padarysime, tas keltis. Taip. Pirmą sušukuojame plaukus, kad jie žvilgėtų. Nesisiploviau taip. Va, ne tik žemės laukai. Dabar reikia susipinti kažkokias kasas, apie ten, žodžiu, dar kažką ten. Su uodega, manau, kad čia atrodo, bet dar susipinsiu, kad plaukai nesiveltų. Nu va, daug patogiau ir daug gražiau. Gerai, dabar... tik dabar reikia dar apsirengti. Gal šitą? Ne, man biškį spaudžia. Reikia kažkai surisinu rūbų pasiimti, nes biškį yra vėsoka. Manau, kad man gal gražiai atrodo šitas. Pasimatys. Visai nieko, man jisai patinka. Taip, dabar reikia sukloti lovą. Visai užmušau žaislą į šoną. Taip, jinai bus per vidurį. Taip, tik čia kompas. Taip, dabar reikia man su jie susitarpėti, surašyti kartu. Please, atsiliepk. Labas. Labas, kad džiaugiuosi, kad atsiliepiai. Na tai, gerai, kad džiaugiuosi. Kažkur važiuosi atostogų? Kad aš dabar važiuoju. O kur? Šventoje. O tu kažkur važiuosi atostogų? Aš nežinau, turbūt nevažiuosiu, kad ir kaip būtų gaila. Tai paklausk namus. Paklausiu paskui. O tai tu dabar važiuoji, ar važiuosi? Tai aš dabar mašinėse tavinčio kalbasis per Skype'ą. Aišku. Kas tas tave naujo? Ai, nieko. Tik prasidėjo atostogos. Tai daugiau laiko su mama praleidžiam, iškeliauti kažkur nuvažiuojam. Tai tiek ir tiek, o pas tave kas? Ai, kaip ir nieko. Kaip visat. Aišku. Tai aš turiu bėgti pusryčiauti, tai paskui susirašysim. Gerai. Čiau. Jai pavydas, jinai važiuos. Aš niekur nevažiuosiu.
Na, už tai pasitarsiu prie pusryčio stalo su tai su mama, gal vis dėlto išsiprašysiu ir kažkur važiuosiu. Bent jau į kaimą. Dar kartą labas rytas, mama. Labas rytas, pagaliau atėjau, tavęs jau norėjau kviesti. Kaip matai, neprireikė manęs kviesti. Mama, tavęs norėjau paklausyti ant tokio dalyko. Taip, klausk. Aš su tavim, be tavęs kažkur važiuosiu atostogauti. Ir apie tai, tau norėjau pasakyti. Taip, įdėmi tavęs klausau, kad, aš važiuosiu į kaimą, ten yra daug darbų. Paliu į kaimą, važiuosiu į myliai! Palauk. Tu nevažiuosi į kaimą. O tai kaip čia dabar suprasti? Aš vis atvažiuoju į kaimą. Bet šį kartą nevažiuosi. Todėl, nes yra ten vien labai sunkių darbų. Tai pagalvojau, kad liksiu namie ir skaitysiu krūvas knygų, ane? Iš pirmo šios tokia mintis, bet kad pas močiutę važiuosi. Tai dar nerealiau vailiu pas močiutę. A pas kurią močiutę? Pas tavo mylimą. Sorry už pašalinius garsus, nes mano debilė sesė gali rėkauti, nors aš įspėju, kad aš filmuoju, tai sorry. Tai va, džiaugiesi? Kaip tau atrodo? Žiauriai. Tai net geriau negu už kaimą. Tai gerai, dabar ramiai papusryčiavime. Labai skanus mušiniai, palauk, tai perkausiu. Manim gal labai skanu, ne. Nu va, man tai liko tik keksiukas su kava. Man liko tik arbata. Jau nieko nebeliko. Tai gerai, tai aš jau einu, žodžiu, palauk, kada mes važiuosime. Tai šiandien galim. Šiandien? Aš dar daiktų nesusikroviau. Tai ko čia sėdi, paskubėk? Okei, varau. Palauk, gal noriu suvalgyti paskutinį bananą? Bananų tikrai neatsisakyčiau. Gerai, aš bėgu krautis daiktus. Ui, paimčiau bananą. Panesu ten savo. Bet reikia man padėti krautis daiktus. Gerai, kad čia lagaminę turiu. Kur čia atsidarai čia? Taip. Čia aišku, reikės man į lagaminą dėti rūbus. Aišku, kad ne visus. Tiesiog atsilptų. Gali slūgti. Kažkas panašu. Patinkau. Taip, dabar pradedam nuo žaislų. Paimsiu šitą. Žodžiu, paimsiu visus šitus daiktus. Žaislus. Va. Atstumiam šitą. Dedam. Taip pat mano mėgstamiausia reikia paimti. Tai bus štai Kažkur štai čia. Toliau dar pasigražus segtukas. Gal aš dabar kažkur galėčiau susegti. Padėsiu čia. Kas čia man tilpus? Dar pasiimsiu šitą. Aiškiai, telefoną. Čia ir kompiuterį. Tai būtų kaip ir viskas. Ok. Dabar prieš ilgą kelionę aš biškį pailsėsiu, nes turėsim važiuoti bus 3 valandos, tai yra žiauriai ilgai. Dukrelė. Taip, mes jau važiuosim ir atsikelk pagaliau. Jau. Gerai.
pasimsiu šitą knygą, nes man į lagaminį, kad ten niekas netilpo. Gerai. Aha. Vorau. Va. Tai einam. Einam. Oi. Man pavyko sunkiausia lagaminą tempti. Oi, atsargiai ten laiptelis. Gerai, viskas gerai. Nu gerai, dabar reikia kažkaip sutalpinti šitą meškę taškę. Duok šitą knygą, gal pasilaikys ir jau pati. Ir vėl bus prispausta. Nu ir mano gyvenimėlis. Gerai, taip, šitą talpinam kažkaip čia. Nelabai įsitalpins, tai kažkaip čia bus taip, va. Come on. Vat ir tau bus come on. Šitą dedame mes štai čia, va. Nu va. Dabar šitą gal irgi dar kažkur mes čia. Nu, kažkur štai va čia, va. Spinam, čia kaip tavo supratau yra dienoraštis. O tai, vat, gerai supratai. Ir beje, gražiai sušukavai ir gražiai atrodai. Ačiū, tu mama visat gražiai atrodai. Ačiū. Patraukti man nuodegą. Aha, čia sės. Nu gerai. Dabar dar indojam. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Po 2 valandų. Mama, kada tu važiuosim? Pavargau važiuot. Už pusvalandžio, dukra. Pas močiutę po ilgos kelionės. Gal jau. Dar keli žingsnius paėsim bus jau. Atvažiavom jau. Jei, negali būt. Dabar duok iš ten su lagaminus. Laukite tęsinio.